Sveiki visi atvykę į Ziggy Ventures. Ačiū, kad prisijungėte į šitas keliones su manim. Šiandien einame pasivaikščioti po miestą. Eisime į šitą labai didelį fortą. O, šuniukai, nekaskite man į kojas. Pilna vaikučių laksto. Hello! Namaste! Man rods, ne į tą pusę pasukom. Jau privilko. Praradom dieną! Be to, jeigu matot, kokios čia spalvos pas mus yra, tokios mėlyna, tai Jodhpuras yra vadinamas mėlynuoju miestu. Namaste! Namaste! High five! High five! High five! Yeah! Žodžiu, vadinasi mėlynuoju miestu, nes visos sienos yra išterliotos, išdažytos. Hello! No, all good, thank you very much. Nes visos sienos yra išdažytos mėlynai. Ir dėl to jos išdažytos mėlynai, kad apsaugotų namus nuo visokių vabzdžių ir tipo veikia kaip izoliacija nuo šilumos, padeda apsaugoti namus, kad jie nebūtų perkaitę. Dar kas net nežino, tai aš esu Indijoje ir keliausiu po Indiją ateinančius dar mėnesį pusę, 2 mėnesius. Ir visi indai, dabar jeigu atsuksiu kamerą, jie visi žiūri. Opa, balta odis. Namaste. High five. High five. Apa. Geras berniukas. Opa. High five. Žodžiu, visi nori fotkintis. Visi nori fotkintis. Indian. Don't forget to like, comment, share and subscribe on the YouTube channel, okay? Tai reikės bilietus dabar nusipirkti į fortą. Kas Indijoje yra labai įdomu, kad jie turi 2 skirtingas kainas vietiniams ir turistams. Tai jeigu... No, thank you, I just arrived here. I don't want to go anywhere. No, thank you very much. Tik tais užlipom ir jau tuktukas sako, gal jūs kažkur kitur nuvežti reikia? Ne, aš biškį pasižmonėt dar noriu. Kažką aš čia blevizgoje. I cannot film? उसको कह रहा है कि फोटो नहीं करना हमको आपको तंग करेगा ये बोल रहा है. Sako, tipo, kad negaliu filmuoti moterų, bet pačios moterys prieina ir sako, tipo, galim pasifilmuoti, galima pasifotkinti. Ar aš galiu? Ar aš negaliu? Nežinau, ne mano reikalas iš tikrųjų, jeigu patys ateina, nieko dėl to negaliu padaryti. Tai žodžiu, man liepė nusiimti selfie sticką, nes tipo negalima čionais, kaip matote, negalima. Nei peilių, nei šautuvų, nei tripodo negalima. You can trust me. You can trust me, don't worry. You don't want to check my gun? Okay. You don't want to check my gun, no? Okay, cool, copy that. Žodžiu, eisim, pažiūrėsim fortą, kas fortai yra gerai. Kas gražu, kas negražu, kiek ten mus kur įleidžia, kur neįleidžia. Ziggy Ventures चैनल जो देखते हैं उनको इनके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ये बहुत अच्छे वीडियो शेयर करते हो जानकारी के लिए. Thank you. Please share with your friends. Thank you. Thank you so much. Okay. One ticket, please. Sir, clicking for the manual guide. No, thank you. We are speaking in language also, which language you want. And No. we also do the heritage walk cover, walking in Blue City. I have already been in Blue City 2 times, brother. Oh wow, 2 times. Yes, I have explored everything there is to explore in Jodhpur, except for the fort. Okay. Yes. And village safari. Of course, all done. Okay then. Ačiū labai. Thank you very much. Turime savo atskirą gidą. Taip, kad mums jokio gido čionais tikrai nereikia papildomų mokėti. Tik mes čionais depozitą palikom, tai paskui reikės atgrąžinti kažkur kitur tenais.
Where are you from? Kazakhstan. Yeah. India good? Yeah, very good, very good. Thank you very much. See you guys. Kregždutės skraidžioja, jau praneša apie lietų. Aš taip ir maniau, kad lis šiandien. Na nieko, pasivaikščiosim po lietų. Aš bėgu. Belė kaip lyja čia naistoje Indijoje iš tikrųjų. Sako, atvykom tipo monsuno tipo sezonu. Biškai folklorinės muzikytės pagavom. Namaste. Number 7. It's got point. Number 7? Yes. Okay. Čia kaip ir tipo yra karūnavimo, kaip ir kiemas, tai per pastarosius 500 metų čia visus karalius karalienės karūnuodavo. Tai jeigu norite judinėti ant dramblių, tai šitokiose krėsluose turėsite sėdėti. Galite matyti, kad čia vos ne 1,5 metro ilgio šautuvas. Nežinau, kas tokio nešioja, bet man tai tokio reikia. Tokį mažiuko. Naujus prenumeratorius radome. Hebra, nusifilmuoti, Hebra nori nusifotografuoti. Žiūrėkit, kiek čia fanų turiu susirinko. Tai yra, kas nesuprato iš praeitų videojų šitų vlogų, kur angliškai dariau, tai indai labai mėgsta fotografuotis su baltais žmonėm. Negaliu jums pasakyti šalin šėtonę nuo manęs. Give me a thumbnail, be like. Hey, do it again. Čia yra kažkokia tai karališkoji salė, visa išdėta auksu ir veidrodžiais. Hi. Hi. How are you? Sorry. Nothing. Ramdevra and all the Kumbhalgarh, you know, how many? Ramdevra, Kumbhalgarh and Udaipur Lake and Kayawala. Aukštį esam šito forto. Net ten tai pašnekėjom mes su šitais žmogeliais, kurie daro tą Fox zipliningą. Tai galbūt, kad rytoj teisim. Šiandien nelabai gerai jaučiuosi. Petais gal, pilvas, kol nežinau, aš ką suvalgiau. Bet tikrai nenoriu varyti ziplinu. Ir vidury ziplino ten kažkur tai kabant virš miesto. Tokį tiesiog nudreikst. Ir aišku, nepamirškite spausti patinka mygtuko, komentuokite, dalinkitės su draugais, su šeima, su visais. Skleiskite žinią, kad kažkoks tai durnius lietuvis keliauja dabar čia po Aziją ir skleidžia gandus, kaip čia Indijoje yra, kaip čia dabar jis bus va tenais. Ir nepamirškite prenumeruoti tada. Bandom mes varyti į kažkokios tai ten Mando Gardens, Mando parką. Hello! Hello. Tata, go Tata. Tata. Ah, you want money? You want money? He wants money. I got no money. I know. Really?
Hello. Hello. Labas. 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 Yeah, that means hello in Lithuanian. Hello. Tuktukas, kur mes čia suradom, tai bando mus tipo už 300 tipo tenais nuvežti. Tai mes jau, kai čia parkeliavę esam visur po visokius miestus, tai mes daugmaž jau kainas jau kaip ir žinom. Bet vat kas nežinot kainų, tai neapsigaukite. Nėra taip labai brangiai keliauti tuktukais šiandien Indijoje. Tik tai nepasigaukite ant va tokių, kur bando 3 kartus daugiau išlupti. Žodžiu, šitas tuktuko vairuotojas bando mane apgauti. 3 kartus jau man pamelavo. Pirmą kartą sakė, tipo, 1500 nuvažiuoti iki Mando, tipo, to parko, tipo, Garden. Ir nuvažiuoti paskui iki tokių rūmų tenais. Ir pargrįžti iki centro 1500 rupių. Tai nusidėrėjom maždaug iki 1000. Tada nusidėrėjom iki 800. Tada iki 700 nusidėrėjom. Ir paskui kažkoks tuktukas pravažiuoja ir aš galvoju, nu davai pabandom. Atėjau paklausti aš pas jį ir sako 600. Ir jis net nebandė mūsų apgauti, jis sako 600. Tai dabar šitas tuktuko vairuotojas bando... Tourist police you permission. You permission the tourist. Permission for what? Tourist police? Yeah, Tourist police. 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 Information you can go there side. It's okay. I don't want to report you. Yeah, but I don't want to report you. I don't want to report you. It's okay. Vietiniams jie geras kainas duoda, visiems geras kainas duoda, jie tik tais tokias kainas lupa iš turistų. Tai va, čia vienas tuktukas vėl mane kalbina. 600. Dan, let's go. 600. With who? With this lovely man. Yeah? Yay! Vairuotojai atėjo pagaliau į protą, kad galima duoti ir normalią kainą žmonėms, o ne tiesiog nesąmonės kažkokias tai kalbėti ir bandyti išlupti 3 kartus brangiau. Dabar mes čia bilietukų pasiimti. Čia, spėju, yra pati pigiausia vieta, kada esu mokėjęs Indijoje. Už bilietą mums nereikėjo jokių ten turistinės... Nereikėjo mokėti jokios turistinės kainos. Tiesiog buvo viena local price visiems. Tokia vietinė kaina visiems. Tiesiog 35 rupijos. Ir dar su traukinuku pavažiuosim dar irgi. Tuo pačiu. Matėte, koks gražus traukinukas. Važiuosim su šitu Ferrariu dabar pasivažinėti. It's quite nice to just pay local price, right? There's no I know, tourist right? price. I know, there's literally like the cheapest thing that I've ever paid. 30p. Čia dabar pas mus susirinko belekiek žmonių į kabinutę. Kokie malonūs žmonės, negaliu. Like, comment and share. And? Share. And? Like, comment. And? Subscribe! Va, matot, jeigu ir indai gali, tai jūs irgi galit. Nėra čia ko stradalint. Va, greitai taip ir pravažiuosim. Labai daug laiko neturim. Foto. Everyone, like, say hey! Tai žodžiu, Danas savo ranką susivarė. Čia į kažkokį tai metalų gabalą. It was him. It was him. It was him. Monkey, why you did this? Opa! Beždžionė yra be rankos. Labas beždžionė. Labas beždžionė. Va. Kai įdomiai. Žodžiu, susimušė su kažkuo. Ir kažkas nulupo rankiną. Hello! कैसे हो? बस मजे में आप कैसे हो? कैसे हो? अच्छा. अच्छा. Bye bye. Tai žodžiu, einam apžiūrėti dabar ties, ką čia mes praleidom, tuo traukinuku bevažiuodami. Bet čia pasirodo kažkokia tai šventyklos yra. Tikrai labai gražu.
Žodžiu, čia yra mano naujas haremas. Hello. Žodžiu, mano haremas, mano naujos nuotakos, mano naujos žmonos ir čia yra visi mano nauji įvaikinti vaikai. Tai... ką žinau. Hi, Jababa. Hi, Jababa. तुम हमारा रामदा बाबा Amin Ramda Baba. Amin Ramda Baba. Aš irgi moku hindi jau. Sako, tipo, mano žmonas vogi. Monas. Mūsų tuktuko vairuotojas jau skambina mum, kad mums jau reikia bėgti pas jį tenais. O laikas baigėsi, tai mes dabar turėsim važiuoti į kitą vietą. Pagaliau atvažiavom į rūmus. Labai dideli rūmai. Pasirodė čia kažkoks tai čia karalius, kažkas čia gyveno. Va, kokie gražūs rūmai. Visokie žmonės. Gražūs paveiksliukai, gražūs nuotraukos. Iš arčiau visa konstrukcija. Milžiniški rūmai. Pasirodo, šitie rūmai yra vieni iš didžiausių pasaulyje. Užtruko 2 metus tik tais pastatyti visą šitą ir jiems kainavo tik 10 milijonų. Aišku, tuo metu, 1944, 10 milijonų rupijų. Aš nežinau, kaip buvo, bet spėju pasižiūrėsim valiutos skaityklų ten kažkokiam puslapyje. Man rodos, va, tiek ir tai yra tų rūmų. Taip, mum ir parodė. Nu, čia labai dažnai būna taip Indijoje, kad paveisliniai rūmai ir jums parodo tik kokį 1%, 10%. Turas po visokios eksponatos baigėsi. Dabar važiuosim į hotelį, biškį atsipalaiduot. Ir tada varysim žiūrėti tos staigmenus, kur sakiau pradžioj video. Tikiuosi, kad patiks. Susimatysim tenais. Taigi, kaip ir žadėjau prieš tai, bus tokia staigmena. Man reikėjo visą dieną pasiruošti, iš tikrųjų, vieta, į kurią einame, tai iš tikrųjų yra labai žinoma vieta Indijoje ir tikrai labai žinoma vieta Džodhpure. Eisim biškį panardint. Dabar tik visi žiūrėti reikia, nuo kurios vietos šokti. Mano draugelis eis dabar šokti. Are you ready? Opa! Nežinau, dabar šokti, ar čia nuo to mažesnio, ar nuo to aukštesnio. Nu, bet spėju, jeigu šoksim nuo aukštesnio, tai tiesiog pasiruošti, neprisišykt ir va, reikia eiti ir padaryti. Šitas šulinys yra labai gilus iš tikrųjų. Ką dabar čia matote, tai čia net trečdalio nėra. Kai mažai lietaus paduoda, tai visas šitas šulinys eina maždaug 300 pėdų į apačią. Tai kas norite, tai galite pasigūglinti į YouTube ar nueiti ir pažiūrėti Red Bull Stepwell Diving. Nesu aš pasiruošęs, bet einam. Čia biškį baisiau dabar atrodo nuo viso šito. Bet Hebra sako, tiesiog šok. Nu, Hebra, nesu pasiruošęs, bet šokam.
aukštai buvo. Taip užtruko dar. Rimsus aluminius. Jau kaip pleškė jau taip. Neblogai. Nuo viršus. Galvoju, kad net kamerą pamesiu. Bet gerai plekštelėjo, taip raudonai dar taip nuėjo. No, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Hey, to the one why you holding on to me? Why you holding on to me, brother? Bando, blėt, paskandint tenais mane jau. Paskandint bando. Įvykdėm užduotį. Go for it. You can do it. You can do it. Just push yourself off. Fuck that. What if I hit the concrete there? That's what I was thinking as well. Jeigu iš šiandien šokti, tai grinai, vat, in tą, vat, I'd rather go off that side. į tuos laiptukus, vat, gali taip piekštis, jeigu normaliai neatsispirsi. I'll fucking slip and go. They're so confident that it's not just gonna go. I know, right? Man, you're not a pro, don't try. No. No. I'll stand off the top and do it though. Draugelis, pamatė, kaip iššokau, tai nusprendė irgi šokti. Nuo tavo pačio aukščiausio. Just do it! Hey, do it, go! Just don't think about it, bro. Don't think about it. Yeah! Mato, kiek čia undinių pilna. Žodžiu, einam dar kartą šokt. Dabar su draugeliu kartu. Antrą kartą šokt. Dabar iš tikrųjų darbais, atrodo. Šitam tai vis gerai, tas tai pasiruošęs, tas laimingas. Matai? One, Pėdas kaip skauda. Antrą kartą ranką, kai ištieškiau, maniau, kad netiekšiu. Maniau, kad jau tipo prie savęs palaikysiu, bet vis tiek nesigavo. Tai va, tuo video ir pabaigsime. Nepamirškite spausti patinka mygtuko, nepamirškite komentuoti, nepamirškite dalintis su visais, su savo šeima, su visais draugais, su viskuo, su visais lietuviais, kuriuos pažįstate. Ir svarbiausia, nepamirškite prenumeruoti kanalo, kad pamatytumėt daugiau tokių nesąmonių kaip šokinėjimas iš, kiek čia nežinau, 15 metrų aukštis. Nėra taip atrodo baisiai, bet buvo baisu. Antrą kartą buvo dar. Ir antrą kartą vėl tieškiau ranką. Tai va. Iki kitų susitikimų. Ciao, ciao.